Kas daro daugiau absurdiškų klaidų, Bluey ar Peppa Pig? Šiandien tai išsiaiškinsime. Dabar prasideda tikrasis veiksmas. Ir žinoma... Pradėkime nuo Bluey. Nors Bluey yra labai estetiškas serialas, jis taip pat turi savo mažų animacijos klaidelių. Užkeiktas kino teatras. Epizode filmai, kai banditas Bluey ir Bingo perka spragėsius ir bilietus, kino teatro siena yra raudona ir aiškiai matome 2 plakatus. Vėliau, kai jie išeina pasimti daugiau spragėsių, siena tampa violetinė, o plakatai visiškai pasikeičia. Tai reiškia, kad šis kino teatras gyvena savo gyvenimą ir pats save atnaujino? Žinai, kad geras magas niekada neatskleidžia savo paslapčių. Bet laikykitės, nes šaldytuvo detalės ir $4 užrašas išlieka tokie patys, o tai patvirtina, kad tai ta pati vieta. Įdomu tai, kad antroje scenoje šaldytuvo viduje atsiranda papildomas $4 užrašas, kurio anksčiau nebuvo. Atsakymas paprastas. Nykštukai. Žaislai, kurie dingsta močileruose. Serijoje Močilerai banditas ir Čili prisimena savo jaunystę, kai neša Bluey ir Bingo. Prie bandito kojų ir už Čili uodegos galima pamatyti keletą ant žemės numestų žaislų. Viskas iki šiol gerai. Tačiau kitame kadre žaislai visiškai dingsta, lyg kažkas juos būtų pavogęs. Na, panašu, kad kažkas čia ilgapirštis. Kintančios Bingo ir Bluey dėmės. Toje pačioje kuprinių serijoje, kai banditas išeina pirkti kruasanų, Bingo dėmės atrodo įprastai. Viena ant galvos, kita ant nugaros, tačiau kai banditas įsitraukia piniginę, dėmės susilieja į vieną. Vargšė Bingo! Manau, ją ištiko mažakraujystės svaigulys, todėl net dėmės pasislinko. Tačiau kai kamera nutolsta, dėmės vėl atsiskiria. Be to, Bluey nugaros dėmės tarp scenų keičia savo vietą, lyg turėtų savo gyvenimą. Vaiduoklio suoliukas plakate. Plakate Frisky supyksta ant dėdės rato ir nusprendžia atšaukti vestuves. Ji nueina pabūti viena, o Čili kartu su mergaitėmis eina ją paguosti. Kai kamera nutolsta, matosi suoliukas, ant kurio sėdi šuo ir atrodo kažką valgo. Po akimirkos, kai kamera vėl nutolsta, suoliuko ir šuns visiškai nebelieka. Lyg tai būtų buvęs tik šuns vaiduoklis. Keliaujant į dėmės serijoje Batutas, Bluey ir Bingo žaidžia su banditu ant batuto. Vienu momentu, kai Bluey šoka, dėmė, kuri paprastai būna ant jos nugaros, staiga atsiranda ant pilvo. Tarsi dėmė būtų nusprendusi pašokinėti kartu su ja ir tuo pačiu persikėlė ant pilvo. Vargšė Bluey, ją jau praverstų gera techninė priežiūra. Juosta, kuri dingsta Vaisų šikšnosparnyje. Serijoje Vaisų šikšnosparnis Čili apvynioja savo hokėjaus lazdą juostą ir matosi, kad jau kelis kartus ją apvyniojo. Tačiau, kai į sceną įžengia Bluey, geltonos juostos visiškai nebelieka. Tai vyksta akimirksniu, todėl galima manyti, kad Čili gali pradingdyti daiktus kaip ragana. Magiškas tvarkymasis serijoje Anties pyragas. Viena juokingiausių foninių klaidų pasirodo Anties pyrage, kai banditas kepa garsųjį pyragą. Stalviršis už jo yra visiška netvarka, pilnas miltų, cukraus ir dubenėlių. Staiga, scenos viduryje viskas savaime susitvarko. Savaime! Tarsi tai būtų įvykęs praktelėjus Thanoso pirštais. Nemanau, kad šiuose namuose yra toks paslaugus vaiduoklis, ar ne? O kaip dėl Peppa Pig klaidų? Visi kalbame apie Bluey, bet Peppa Pig taip pat turi tamsiąją pusę. Taigi eikime tiesiai prie reikalo. Personažai, kurie slysta. Tada įvyksta kažkas labai nejaukiai atrodančio. Peppa pradeda slysti link Džordžo, tarsi grindys būtų muiluotos. Ir tuo neapsiribojant, tėtis Pig ir senelis taip pat slysta, bet jau sėdėdami ant kėdžių. Jie nevaikšto. Ir čia privaloma pauzė. Gerai įsižiūrėk į sceną. Yra 2 padėtos lėkštės, bet niekas ten nesėdi. Kam jos skirtos? Sodo vaiduokliams? Niekas nežino. Abejotina salotos. Mums pristato garsias salotas pagamintas iš pomidorų, salotų ir senelio agurko. Ir Džordžas vieną kartą gyvenime yra teisus. Tai nėra salotos. Perpus perpjautas pomidoras, gabalėlis agurko ir salotos lapas be padažo nėra salotos. Tai įkalčiai, grina liūdesio porcija lėkštėje. Dingęs indėlis. Staiga pastebi kažką keisto. Dingsta tėčio šakutė.
Taigi, logiškas klausimas, kaip jis turėtų valgyti? Ir stebuklingai, lyg būtų ragana, Pepa ištraukė šakutę iš kišenės. Lyg jos kišenėje būtų atrakintas begalinis inventorius. Klaida, kurios beveik niekas nepastebi. Štai vienas tikrai geras. Pomidoras turi šešėlį. Bet jis yra viršuje, o ne apačioje. Šis pomidoras nėra padėtas ant stalo. Jis dvasiškai plūduriuoja. Šakutė perveria veidą. Kitame kadre Pepa persiveria lūpą šakute. Džordžas supuvęs pomidoras. Džordžas nekenčia pomidorų. Puiku. Tai kur yra antrasis pomidoro gabalėlis, kuris buvo jo lėkštėje? Ar jis jį suvalgė to nepastebėjęs? Ar paslėpė? Ar jis išgaravo kaip viską šiame seriale? Apverstas dinosauras. Senelis kiaulė prašo Džordžo paragauti salotos. Dabar salota yra dinozauras. Žinoma. Bet senelis apverčia dinozaurą priešais Džordžą. Kam? Kad jis juo žavėtųsi? Kad jį supainiotų? Kad jį pažemintų? Keičiasi epizodas. Tėtis pakabina paveikslą. Pereiname prie kito epizodo, o tėtis kiaulė skaito laikraštį, kuriame tekstas yra tik linijos. O kitame kadre laikraštis visiškai dingsta. Jis jo niekur nepadeda, nesulanksto ir neišmeta. Tiesiog nueina. Netinkamai padėti įrankiai. Tėtis kiaulė sako, kad jam reikia matavimo juostos ir pieštuko. Įrankių dėžė yra tiesiai priešais sofą. Labai aiškiai matoma. Neįmanoma nepastebėti. Ir vis tiek jis pasilenkė į priekį, tarsi dėžė būtų už jo. Arba sofa pati pajudėjo, arba tėtis kiaulė nežino, kokioje dimensijoje gyvena. Vynys, kurių kiekis keičiasi. Dabar jam reikia plaktuko. Pažiūrime į sieną. 5 vynys. Kadras. Vėl pažiūrime. 4 vynys. Kitas kadras. Vėl 5 vynys. Net infliacija nesikeičia taip greitai, kaip vynys šiuose namuose. Dingstantis paveikslas. Ir čia būkite atidūs. Paveikslas, kuris kabėjo viršuje kairėje nuo sofos, visiškai dingsta. Jis nenukrenta, nesudūžta ir nepajuda. Jis tiesiog nustoja egzistuoti. Absurdiška skylė sienoje. Tėtis kiaulė ištraukė vinį ir staiga iš sienos iškrenta kokios 10 plytų. 10 su viena vinimi. Tėtis kiaulė ištraukė tobulai suformuotą bloką. Beveik kaip Lego kaladėlė. Bet ant grindų yra sudužusių plytų gabalėlių. Tai iš kur jie atsirado? Visiška paslaptis. Ir užuot panaudojęs jau turimą bloką, tėtis kiaulė nusprendžia atsinešti kokius 17 plytų, nors jam reikia tik 10, kad užtaisytų skylę. Nežinome, ar tai blogas statybos darbas, ar tiesiog tėtis kiaulė neišlaikė matematikos mokykloje. Gipso ir dažų fizika. Gipsas pradeda stebuklingai plisti net tose vietose, kur niekada nematėme, kad jis būtų buvęs. Ir dar blogiau, atrodo, kad jis plinta grindimis, lyg būtų gyva būtybė. Įdomu tai, kad dažai veikia pagal įprastus fizikos dėsnius. Stebuklingas valymas ir perdirbti vynys. Tėtė kiaulė viską išvalo, o namas lieka nepriekaištingas. Ir įdomus faktas, jis vėl įdeda tą patį vinį, kurį jų buvo išėmęs. Nes stebuklindai vėl matosi 5 vynys. Mama kiaulė visada pasiruošusi. Galiausiai pasirodo mama kiaulė su plaktuku ir viniu rankoje. Netoliese nėra jokių įrankių dėžės. Išvada. Mama kiaulė visada pasiruošusi. Plaktukas, vinis ir begalinė kantrybė gyventi su tėčiu kiauliu. Taigi, kas turi absurdiškiausias klaidas? Pepa kiaulė su savo visiškai sugriauta realybė ar Bluey, kuriam dėmesys vis keičiasi vietomis? Palikite savo atsakymą komentaruose.